Brangūs broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje Jėzus kalba mums apie maldą. Ir šiuo gavėnios metu turime priimti rimtą sprendimą – apsispręsti gyventi maldos gyvenimą. Tačiau pirmiausia, turime suprasti vieną esminį dalyką. Dievas kviečia mus būti su juo. Jėzus atėjo į šį pasaulį būtent dėl to. Dievo troškimas būti su mumis yra toks didelis, kad jis tapo kūnu, atėjo į pasaulį ir mirė už mus. Savo Velykų metu, aukščiausia valanda, Jėzus pasakė: labai trokšta valgyti šią paschą su jumis. Dievas karštai trokšta susivienyti su mumis. Kai eini priimti šventosios komunijos, galbūt išsiblaškęs, galbūt pavargęs, galbūt be didelio uolumo, žinok tai, Jėzus, tikrai esantis Eucharistijoje, kunigo rankose, karštai trokšta tavo komunijos. Jis stovi išskėstomis rankomis. Jis nori susivienyti su tavimi meilėje. O tu? Ar karštai trokšti susivienyti su Jėzumi? Štai atsivertimas, kurio iš mūsų prašo gavėnia. Turime apsispręsti, turime iš tikrųjų norėti, iš viso širdies, melstis daug ir prašyti Dievo malonės susivienyti su juo. Taip, turime prašyti šios malonės, ir Dievas nori ją duoti. Jėzus sako: jei jūs, būdami blogi, mokate duoti gerų dalykų savo vaikams, juo labiau Tėvas iš dangaus duos gerų dalykų tiems, kurie jo prašo. O Luko Evangelija dar aiškiau sako: juo labiau Tėvas iš dangaus duos šventąją dvasią tiems, kurie jo prašo. Tai reiškia, Dievas nori išlieti į mūsų širdis meilę, kurios mums reikia, kad galėtume mylėti jį atgal. Nes tikra meilė suvienyje. Kas myli, tas trokšta susivienyti. Mylintis jis nori būti su mylimųjų. O Dievas yra meilė. Jis mus myli ir nori susivienyti su mumis. Tačiau taip dažnai mes atsakome abejingumu, nedėkingumu, užmarštimi. Turiu svarbesnių dalykų. Esu užsiėmęs, pasimelsiu vėliau. Dievas kviečia mus į vestuvių puotą, į meilės puotą, o mes pasirenkame savo užsiėmimus. Broliai ir seserys, didysis atsivertimas, kurio turime prašyti, yra štai koks. Prašykite ir jums bus duota. Ieškokite ir rasite. Belkite ir jums bus atidaryta. Prašyk, prašyk atkakliai. Prašyk daugiau tikėjimo, prašyk daugiau meilės, prašyk troškimo trokšti, nes tai yra tavo gyvenimo tikslas. Tu atėjai į šį pasaulį mylėti Jėzaus. Ir vis dėlto, kiek kartų gyveni jį pamirštamas. Tai gavėnia, tai sugrįžimo metas. Prašykime Dievo, kad jis išvytų iš mūsų širdžių abejingumą, užmarštį, nedėkingumą. Įstiesk prieš jį savo tuščias rankas, su pasitikėjančiu vaiko žvilgsniu. Jis nori gausiai išlieti šventąją dvasią. Jis nori duoti savo meilės dovanų, nes jis karštai trokšta susivienyti su mumis. Tegul Dievas tave palaimina.